atvažiavom į Kėdainių ralį, liko valanda iki starto, esam pasiruošę lėkti, automobilį valom, apklijuojam lipdukais ir duosim gazo. Jau išvažiavome valandą su trupučiu, supratau. Apsivalom mašinytę, jūs gražius paleidžiam. Gerai, nusilupo labai lengvai. Baisiukas toksai. Kai nueina į žodžių. Skauda šikna, daug akmenų. Važiuojam kaip traktoriai, bet labai smagu. Reikia atsipalaiduoti ir turėsim antrą dalį ralio. Sudėtinga čia. Aš varau su mušteką savo pasimti. Norit kažkas valgyt, kavos kažko? Čia pats rėmas šiaip. Eik tu! Nu, vasilė, čia iš varžto išplyšo karočio, o ten grinai per siūlę trūko. Rėmą mes suplėšim. Šiftė. Jo. Bez varkės niek. Baigėm pirmus 4 ruožus gan sudėtinga, daug sunkiau negu Visagino ralis, nes čia toks palaidas žvyras, ant tiek palaidas, kad net vieną kartą buvom nuo trasos nuskridę. Bet viskas gerai, svarbiausia, neslaužėm mašinos. 4 greičio ruožė jau pradėjom galų gale suprasti, kaip reikia važiuoti, šiek tiek į tą ritmą visą iššokti. Iki to viskas buvo taip sunkiai, žodžiu, bet šiaip viskas gerai. Atvažiavom ir vėl nepasutiniai kažkur per vidurį, kaip ir gerai viskas gausi. Pabaigėm pirmą ralio dalį, atvykom į serviso zoną, pralėkėm 4 greitus greičio ruožus. Su kiekvienu kartu tie greičio ruožai vis sudėtingėjo, pasidarė gilios provėžos. Antram greičio ruožė šiek tiek pramazinom pasukėlį, biškutį, kaip Justas minėjo, išlėkėm iš trasos. Nu, ten biškutį nuklydom šona. Važiuojant jau 3 ir 4 greičio ruožus jau kelias buvo ne pačios geriausios būklės, labai kratė. Nuo to kratymo suplyšo mūsų pavarų svirties platforma, bet čia dalykas pataisomas jau bus po ralio. Bėgiai jungiasi tiksliai ir aiškiai, šiek tiek gal turim laisvumo pačiai platformai, bet tai nėra kažkoks esminis defektas, dėl ko negalime važiuoti toliau. Dabar mechanikai rinkinėja automobilį, apžiūrėjo visus mazgus, kuriuos reikia patikrinti. Viskas yra puikios techninės būklės, tai ruošimės važiuoti jau į likusius 5, 6 ir 7, 8 greičio ruožus. Jie bus ypatingai greiti, trumpi ir reikalaus susikaupimo. Kadangi Kėdainiai mums paruošė staigmeną, gražų upelį, tai mokinsimės plauksim per upelį. Netgi 2 kartus. Manau, kad aš kaip Nojus su savo laivu tikrai praplauksiu tą upelį ir bus viskas čiki-piki.
žodžiu, baigėm Kėdainių ralį, viskas baigės gerai, belė kaip gerai, kaip valtis, skridom per balą. Žiauriai šartos trasos buvo, tai kaip su plūgu, praktiškai plaukiam dugnu, gan sunku važiuoti buvo, nesu taip dar važiavęs, bet nauja patirtis, daug išmokom, žiauriai patiko ir lėksim į Lazdijus. Praradom vieną draugą veidrodėlį, parsivežam porą augaliukų, toliau kaip ir viskas tvarkoje. Tai dabar iš esmės turim antrą finišuotą ralį, dabar važiuosim plauti techniką, įvertinsim visus mazgus vėl, persižiūrėsim, ką pažeidėm gal viduje, gal ne. Jausmas, kad viskas tai mašinai toliau ir gerai ir laukia mūsų Lazdijai. Baigėm Kėdainių ralį, padarėm ir vėl tai, nulaužėm veidrodėlį antrą kartą, iš pirmo važiavom šikanais, nuskrido plastikas, antrą kartą, kai važiavom šikanais, jau ištaškėm visą veidrodėlį iš šipulių. Kai važiavom, pavarą junginėjom taip stipriai, išplėšėm vadinamą kelmą. Gamyklinis šitas automobilis M-Sport yra 2017 metų ir mums pasakė, kad jau šitos detalės nebegamina. Tai reikės kažkaip ją patiems susitvarkyti, sutaisyti, bet tai ne vienas remontas, kurį reikia daryti. Dabar važiuosim į Lazdijus. Čia bus A klasės ralis, čia jau nebe ralis sprintas, nebe mini ralis, kurį važiavom prieš tai. Čia bus jau full-fledged pilnas ralio čempionatas ir tam reikia homologuotos įrangos. Šitas automobilis jau yra su pasenusia homologacija, sėdynės reikia keisti į naujas, taip pat mums reikia pakeisti ir vairą, nes vairas yra labai slidus, jau nusidėvėjęs, su šitu vairu vairavo daug savininkų, reikia nusipirkti savo naują vairą. Visus šitus didžiulius remontus dar turim pasidaryti per ateinančias 4 dienas ir būsim pasiruošę Lazdijų ralį. Šita savaitė bus labai įtempta, kaip ir pastarosios 2 savaitės. Bele kiek darbų su mašina, bele kiek darbų su teorija, su licencijomis, dar reikia ir mokytis surmanų dirbti kartu, mokytis vairuoti, tai va. Stengsimės ir bandysim, tikiuosi viskas pavyks. Ok. Cambian sin cesar. El silencio de las ventanas acarician mi hondo pesar. Left over crest. 20 square right. 5 left right. Gerai, gerai. 100 for right over 6. Caution, straight for left. 20 for right over crest. 66 left right. So big left 60. Hello. Right, 80. 200. Tu mane gerai girdi? Nelabai. O, va dabar kažkaip lėktas mikrofonas man čia sukasi ir sukasi. Labai blogai, kad neuždėjom padangų ant galo, nes pislėt. 66 left. For left tightens, 40. 60, crest to west, 5 right. Left 80, open hairpin left. 200. Kas čia, blėt, tai skausi? Tu mane normaliai girdi? Aš tavęs irgi negirdžiu. Gerai, finišas, p***ai, į servisą. O, vaikyti. O, vaikyti. O čia tai bridom, plaukiam. Buvo žiauru. Ekstremalios sąlygos tikrai. Žiaurus čia kebabas, aš net nežinau, kad tokių būna Lazdijuose. Belekai geras. Na, vat pafilmuok, kaip iš mano mašinos daro šiukšlyną. Spalvotos izolkės elektrinės.
Ir viskas, ir daklijo tokie ketvirtą vienetą ir pavalgė. Lazdijų ralis iš tikrųjų ekstremalus yra, belekiek daug smėlio ir dar dabar lyja lietus, tai tas smėlis visas toks pliurzė. Tai sveiki atvykę į Lazdijų ralį, esam jau po 3 dopo, iš tikrųjų po 4 dopo, nes 3 greičio ruožą darė ir atšaukė, nes vienas greitas lenktynininkas patyrė labai didelę avariją, apsivertė, įlėkė į krūmus ir tada kitas lenktynininkas paskui įlėkė ir vožėsi į tą kitą lenktynininką. Žodžiu, buvo atšauktas, pravažiavom 3 greičio ruožus, belekaip slidu, belekaip šlapia, su tokiam sąlygom susidurėm pirmą kartą. Važiuojam visą laiką vėžėse, kaip ant bėgių ir labai baisu, bet labai daug ir išmokstame. Su automobiliu tai krūva problemyčių yra, dar neišspręstų, bet šiaip tai viskas gerai. Pirmą kartą launch kontrolą padarėm, tai išstartavom ne iš pilnų apsukų, o jau normaliai pajudėjom iš vienos vietos, neprasukdami ratų. Ir dar vienas dalykas, pirmus ralis važiavome ant stage modo, bet neįsijungė anti-lag sistemos, tai paskutiniam greičio ruože pasijuto labai didelis šito dalyko efektas, nes realiai visą laiką turėjom galimybę duoti daugiau gazo. Pradedam susidraugauti su mašina per pirmą greičio ruožą, dar biškį mėgojau, dabar jau šiek tiek pradedam įeiti ritmą truputuką. Dabar mūsų laukia gan pavojingi 3 likusieji greičio ruožai. Sunkiausias bus pats paskutinis, žiūrėsim kaip seksis, kaip visada gavosi. Vakar labai ant paskubų viską darėm, užpuolė mus lietus, mums liko 5 minutės iki techninės apžiūros, o į techninę apžiūrą, kad įvažiuoti reikia būti užsikliausius su lipduku. Kaip ir viskas gerai, techninę apžiūrą praėjom, bet šiandien pamatėm, kad vėjas nupūsė tos lipdukus, tai jo, reikia biškį pasitvarkyti, nes sakė, mus gali diskvalifikuoti už tai, kad nelabai matosi tų lipdukų. Aš jau biškį patvarkiau. Ačiū. Aš mačiau, kad jau ten matosi, kad kem pirmas. Nu, kaip važiuojas? Gerai, labai viskas išarta, labai smagu. Atvykom į servisą sava eiga. Turėjom šiek tiek nesklandumų su komunikacijos sistema, bet šitą greit išsisprendėm. Ir dabar ruošiamės važiuoti sekančius greičio ruožus. Noriu namo. Kaip pirmas pilimas? Užpilt? Gerai užpylei? Ne. Kas buvo? Neužsipylė. Nepataikai į skylę? Nepataikiau į skylę. Ne, šiaip į skylę pataikiau, bet pastrigo tarp skylės ir neskylės ir baigėsi mano džiaugsmai. Nepasitreniruosim stenogramos, palikau kortelę mašinai, liko 1,5 valandos iki grupo. Ką paklausai, Domantas? Kokias? Tiesiog noriu tavo gražų veidą pafilmuoti. Jaučiuosi įdegęs. Gerai pakaitinu? Nu, kaitinu. Ar stresas kaitina, ar kas? Viskas viename žinai. Norit kažkas įpardės? Gal. Aš vienas. Tai varom kartu, ne? Tram 5 mes išjudam iš regrupo. Oi, dabar tai spausim gazą. Dabar tai suslidu, bet jau, kaip sakoma, bala nematė. Svarbiausia nesudrėkti. Gerai pailsėjom, bus regrupas, lėksim sekančius greičio ruožus, esam pailsėję, pavalgę, išgėrę. Dabar tai jau tikrai gazuosim. Bandysim labai tvarkingai važiuoti, fokusuosimės į kiekvieną posūkį, skirsim jam daug dėmesio. Kai reikės gazuosim, be reikalo nestabdysim, dabar šiek tiek bandysim parodyti geresnį rezultatą ir žiūrėsim, kaip seksis. Dabar laukia 4 sudėtingesni greičio ruožai, negu važiavom kitus. Tai iš esmės 2 skirtingi greičio ruožai, kuriuos kartuojam po 2 kartus. Tai pirmi tie važiavimai bus šiek tiek lengvesni, dar nebus gal taip smarkiai išarta, kaip mes galvojam, bet kai važiuosim jos antrą kartą po regrupingo, refuelingo, tai jau ten bus ką veikti. Mes pasiruošę, nusiteikę, važiuosim tvarkingai ir turėtume finišuoti ir šitos ir tada pasimatyti serviso zonai dar kartą. Taigi, vaginagi, pasidarėm greitą kuro užpilimą, kolektyvas patenkintas, vairuotojai nepervargę dar, sveikatas dar kiek ir turim, liko paskutiniai porą važiavimų, vienas techninis aptarnavimas ir viskas, ir važiuosim namučiu.
Dabar turiu video, kaip čeginu Dr. Pepperį. Keep right, Crest 40. 5. Crest 100. Open hairpin left. 85 left. Dabar. Wow, nice. Shoot. 86. Right. 66 right over crest. 86 left. Pirma. 200. Left crest. Šitas labai geras buvo. Labai švarus. Vėl matosi pasiekmes. Turim bėdą, karočią veidrodėliai baigęs greičiau negu mes sugebam jos įsigyti. Daužom labai aktyviai. Taivanas nespėja dirbti, mes jam duodam darbo, keliam jų ekonomiką. Iš esmės viskas būtų kaip ir neblogai, apart to, kad uždarė 7 greičio ruožą, tai negalėjom mes jo pravažiuoti, jisai smagus greičio ruožas irgi. Tai šiek tiek liūdna dėl to, tačiau nuvažiavus į 8 greičio ruožą, tai neblogai pralėkėm, pravažiavom tikrai švariu ir greitų tempu. Švarus greitas tempas kaip mum, neužstrigom, neužsivėlėm, neišslydom, mažinam tą atskirtį. Atstumas mažėja, jau su šitu inventorium pakankamai prisivėjom. Dar kokie 2 raliai ir pamatysit, kas bus. Už 2 ralių mes jau būsim. Jau gaunam rakšti mažiau negu sudiniai. įprastai, o tai jau yra rezultatas. Dabar šiek tiek polsio, mašiną pasitikrinam, tada ruošimės važiuoti 9. Ten bus ekstremalu, žiūrėsim. Džempai, posūkiai, malkos, siauri keliai, visur šlapiai ir išarta. Grįšim purvinesni negu atvažiavam dabar, bet turėsim labai gerą. Labai smagu bus ir svarbiausia yra išsaugoti inventorius, bet vis tiek duosim gazo. Ne, tai tas dešinys veidrodėlis, tai jis visą laiką nueina, čia jau... Jo, jis ant mėsos iš karto automatiškai, mes jį uždedam ir Bet palaidom. jis net neveikia ir jis net neveikia, mes jį užsidėjom šiaip savo, tiesiog, kad praeiti techninę apžiūrą ir viskas. Jis net nesireguliavo. Sakyčiau, čia Lazdijų klasika važiuojam ir taip matom, ant kiekvieno posūkio mašina taip ant stogo apsiverts, kitam į krūmus valėkus, trečiam dar kažkaip kitaip sulindus. Žodžiu, labai daug krešų ir kad mes važiuojam saugiu, gerų tempų yra labai gerai, nes toks yra mūsų tikslas. Bandom neatsidurti aukštyn papais ir važiuoti guma žemyn. Vertinam, koks čia tortas. Geras tortas. Jau pradėjau sėdynėj slidinėti, tai šitos tortukas padės. Kaip sakant, diržus verš galima, Reiks svorius sureguliuoti. bet reiks svorį sureguliuoti. Būčiau pažiūrėjęs į galą ir pamatęs, kad bagis už mūsų stovi, nes jūs tas nepamatė. Tik pabučiavom bagių lankus. Tai bagių nieko, mum irgi nieko. Tai čia kovos randai. Čia dar nebaisiausia, kas gali tai mašinai nutikti iš tikrųjų. Liko 2 minutės, šokam į mašiną, važiuojam į regroupingą, pastatom automobilį, turėsim šiek tiek laiko biškį atsikvėpti ir laukia didysis greičio ruožas, mūsų ilgai lauktas, tikiuosi mum jo neuždarys kaip 7, kaip uždarė lygtais 5 ir viskas ir tada galim atsipalaiduoti. Uždarimo. Bus didžioji uždarimo šventė, galėsim jau po truputį grįžinėti Kauną po visų uždarų parkų ir planuoti mūsų kitą ralį. Daugiau turim patirties, žinom, ko trūksta, žinom, ką turim, šitaip galėsim pasirodyti geriau. Tai bus ralis Žemaitija, laukite, stebėkite, pasimatysime ten.
5 right over crest. 5 right slippy. Crest 100. 40, 5 right long. 86 left. Bandysim labai tvarkingai važiuoti. Lėčiau. Gerai, tiesiai. 6 left, crest 4 right. 150. 6. 80 crest, super 4 right. 150. 100. Square right. 150 jump. Lauk, eiti, čia bus. 150 jump, 60 jump. 100 crash. 100 right left chicane. 60 jump, caution, 100 square right. 6 right long. Right crash. 6 left. 105 right. Finišas. Pravažiavom. Haha, koks geras. Ašuienai, smagu buvo. Kaip jausmas buvo? Važiavom chill, žinai, po šitą. Nevažiavom labai daug gazų. Tai aplenkėm, kaip sakoma, to, žinai, samadėlinikus, bet savo konkurentai tai nuplovė mus baisiai. Nu, nes mes paskui jau, kai važiavom, ten tas gražus saulėlydis buvo ir nenorėjom ploti. Lygiai mašinos įstybės saulėlydį gali pasižiūrėti normaliai miške. Jo. Nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Žodžiu, finišavom, Mes tai padarėm. atlėkėm 3 ralį, 3 finišą. Viskas gavosi puikiai. Jo, tik Superinis, superinis. lindom į griovį, netgi pasižiūrėt, kas tam griovį yra. Bet ten nieko gerai nebuvo, tai išvažiavom ir sėkmingai finišavom. Viską žiauriai daug išmokom, belekiek, labai smagu buvo. Power Stage'as tai įspūdingiausias mūsų ruožas dabar. Aš sakyčiau, iš visų 3 ralių šitas buvo vienas tokių wow, kur net rankos taip iš to gerumo drebėjo baigus. Išmokom gerų pamokų ties žemdirbystė, kaip išarti lauką, kad pasisodint bulves. Išmokom, kurie grioviai draugiški, kurie nedraugiški dar neišmokom, bet viskas su laiku. Tai kol kas sakyčiau, kad sėkmingas finišas. Labai sėkmingai. Labai viskas gražiai gavosi. Kaip visada palikom vieną veidrodėlį, tada su jo likučiais pakasėm griovių į pilvuką ir tada išvažiavom toliau ramiai, pylėm gazą, viskas super. Jo, labai gražu iš tikrųjų, kai važiavom šitą greičio ruožą, leidosi saulė ir buvo visas toks rožinis dangus, tai realiai gazavom ir mėgaujamės. Vaizdu, netgi vietomas galvoju, mes lėčiau praėjom tam, kad pasižiūrėti tą gražų vaizdą. Buvo tikrai jauru. Amazing. Jo, Tikrai. 100 balų. Emocijos. Rekomenduoju visiems. Sekantis etapas bus Rally Žemaitija, birželio mėnesį. Mes ir vien lėksim. Įsijunkite ir jūs ir pasimatysime ten.